Žodžiu, aš uždarau grupę Įva. Reikia kažkaip tais paleisti prieš, ne visai prieš naujaką, bet kad po naujų metų grupė Įva nebegyvuoja, viskas. Čia reikia paleisti, žinai, greitai, ta prasme, bet, kaip greitai, gal kitą savaitę. Kaip čia apgalvoti reikia, žinai? Ta prasme, kokia yra situacija. Mergos daro naują grupę, nori su manim dalintis, su manim dalintis babkių. Jos, ta prasme, ir jos tikisi, kad jos galės panaudoti Įvos dainas. Ta prasme, manęs klausinėja maždaug, o tai kodėl negalima naudoti, sakau, ta prasme, aš už jas mokėjau, sakau. Ta prasme, tu supranti, čia yra čia yra normali verslo logika, supranti. Atmesk čia santykius visus, ta prasme, čia, žinai, nesvarbu, kad sistra, bet, žinai, mes pradėjom tenai, žinai, iš esmės pyktis, dėl kažkokių tokių dalykų, žinai, kurių mergos nesupranta. Ir aš, žinai, sakau, tai davai, tai pasidarykit, žinai, mesteliau jom idėją iš esmės, pasidarykit savo grupę. Ir sakau, niekam jūs nebūsit skolingos, žinai, niekam neaiškinsit. Dabar niekas jums neaiškins, žinai, kaip daryti. Jūs, sakau, negalit naudoti, sakau, tų dainų, sakau, suprantat. O tai kaip, pavyzdžiui, dainuoja? Palangoj, tipo, ten dainuoja, Įvos dainas gali ten dainuoti belekas. Sakau, kaip jie iš esmės gali naudoti, bet sakau, tai jeigu jūs jau darot naują grupę, tai būkit šūstros tada ir natkiai iš viso ačiū nesakykit už tai, kad, ir sakau, ta prasme, žinai, kad jeigu jau tokios krūtos, tai padarykit savo, supranti, ir kam, žinai, čia reikia dabar kartotis, tipo, žinai. Ir jos labai pyksta ant manęs už tai, kad aš pasakiau, supranti, kad man grįžimas įvatės prilipti žingsnį atgal, jos labai esmės sureagavo čia, žinai, pradėjo mane mokyti, kaip tu čia šneki, dabar tu ant Įvos varai, sakau, aš noriu pasakyti tai, kad tipo, man dabar, man netiktų tai, ir aš jokių būdų ant Įvos nevarau. Tu čia visiems šneki, tu čia, žinai, tu kaip čia, visi čia aplinkui mus čia, žinai, mūsų klausinėja, čia natkė varo ant mūsų, žinai. Gerai. Man, žinai, aš tai čia, žinai, nenoriu per daug ant jų užvaryti, ta prasme, nereikia užvaryti, tiesiog, kad labai ačiū visiems, čia žiauri fainai, žinai, kad sudėti kelias Įvos dainas, žinai, kad aš viską pasakysiu ir kažkaip aš galvoju, kaip čia geriau padaryti, ar reikia jas pačias kalbinti. Nes jos 19 dieną jau turi fotosesiją, supranti, tipo, naujam tam projektui. Jos po naujako, aš pasakiau jam, grupė iki naujų metų. Bet po naujako čia visokie projektai yra, mes mamą apdovanojimuose dalyvavom, tai sakau, dalyvauk su nauja grupė, sakau, kame problema, sakau, žinai. Tai čia kaip man čia įsipareigojimai, tai kas, sakau, tai, supranti, grupė užsidaro, tai prasme, gerai, tipo, tai, žinai, aš, žinai, o ten yra ir tas lėkštės ribos, Maltos ordinas, tas, žinai, tai, o čia išeis pranešimas spaudai, kad, sakau, aš paleisiu pranešimas spaudai prieš naujaką, kad grupė užsidaro, jos tikisi, kad aš nepaleisiu, žinai, bet dabar, kai sužinojau, kad fotosesiją jau daro ir kad vis dėlto daro tą grupę, nes jos čia tipo dar svarstė, man reikia tada iš vis paskui plautis rankas ir nieko nekalbėti. Jas provokuoja, supranti, jos durnės ir atrodo. Ta grupė yra mano vardu. Dabar sen vardas yra uždirbtas ir jisai dabar nekokybiškai naudojamas. Aš noriu, supranti, grupė kita išeina lygiai tokia pati. Niekas nesikeičia. Ir man norisi, kad žiūrovas, aišku, čia ne iš manęs tai turėtų, žinai, galbūt skambėti, žinai, bet kad žiūrovas, kad, tipo, tai vadinasi, lygiai taip pat nekokybiškai bus ir ta kita, žinai. Netgi užsiminti, ką nors, kad apie kitą grupę, kad žinau, kad yra planuojamas merginos atidaro naują grupę, lygiai tokią pačią. Kad jų ta žinias nauja grupė būtų net nieko verta.